turi kuo didžiuotis. Ir ne tik, kaip mes dažnai kartojame, Baltijos jūros krantu, Kuršių Nerijos pusiasaliu ar senomis ir spalvingomis senamiesčio gatvelėmis, kurios pasižymi savo autentišką istoriją. Tačiau mes galime didžiuotis ir dalykais, kurie kartais atrodo patys savaime įprasti ir kasdieniai. Pavyzdžiui, išties didingai atrodantis paukštis gulbė įprastas mūsų kraštams. Tačiau ar žinojote, jog tai vienas didžiausių skraidančių paukščių pasaulyje, kurio gyvenimo trukmė gali siekti 20 ir daugiau metų. Bet vis dėlto, Hanso Kristiano Anderseno pasakos herojus, bjaurusis ančiukas, užaugęs puošia mūsų tvenkinius ir sulaukia praeivių dėmesio. Gal net ypatingai iš jaunų porų, nes gulbė, kaip pavyzdys žmogui, savo monogamiškus saitus su antraja pusė susiję visam gyvenimui. Štai ir šios dienos video, nors ir ne visai apie šeimyninio gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius, ar išskirtinai Klaipėdą, tačiau apie gražią ir darnią gulbių šeimą, įsikūrusią Klaipėdos malūno tvenkinyje. Anksčiau klaipėdiečiams geriau žinomame kaip Trinyčių ežeras. Atrodo, šalia gyvenantis žmonės džiaugiasi tokia pavyzdinga kaiminystė ir galbūt jau spėjo suteikti šios šeimos nariams vardus. O mes taip pat, besigrožėdami tokiais karališkais paukščiais, primename, jog tikimės jūsų patiktukų, kanalo prenumeratos ir komentarų.